Labą dieną, aš esu Egidijus Sipavičius, jūs ir aš esame Širvintų ir Molėtų rajono riboje praktiškai ir atsikėlėme čia prieš 5 metus, pabėgome iš miesto ieškodami ramybės, ieškodami erdvės, nusiraminimo ir visiškai neseniai paaiškėjo, kad ta mūsų ramybė gali labai greitai išnykti, nes visai netoli čia aplink šitam rajone jis ketina statyti vėjo jėgainių parką ir bus, dabar tiksliai neatsimenu kiek tų jėgainių, bet bus labai didelis parkas su labai dideliais bokštais, tokiais, kurių dar, man atrodo, Europoje nėra, apie 300 metrų aukščio tos jėgainės su propeleriu ištiestų. Ir suprantame, kad viso to, kas čia yra mums brangu, dėl ko mes čia esame, dėl ko mes čia atvažiavame, visą tai išnyks negrįžtamai. Pasikeis nuostabi aplinka, nuostabus peizažas, to, ko džiaugiamės, pasikeis fauna, dings paukščiai, tie, kurių čia daug, kurių giedojimų, kurių čiulbėjimų džiaugiamės kiekvieną pavasarį ir vasarą. Aš manau, kad dings ir saugotini paukščiai, tokių, kurių išsaugojimu labai rūpinamės mes visi. Tai yra ir baltieji ereliai, kurių čia yra, ir vanagai. Aš žinau, kad tai paukščiai nemėgsta šitų visų plasnojančių ir riaumojančių pastatų. Dings, aš manau, kad turės palikti savo namus daug žmonių, kurie čia atsikėlė ne tik gyventi, kaip mes čia gyvename, bet jie atsikėlė, grįžo į savo tėvų ir senelio sodybas. Jie net nežino, nes mes čia gyvenantys gavom pranešimą iš tos įmonės, kurie ketina statyti šitos bokštus. Bet tie, kurie gyvena čia vasaroja, kurie atsistatė savo senelių tėvų sodybas, jie negavo net pranešimo, kad bus kažkas, tai kad netoli jų kiemo stovės didžiulis bokštas, beveik Vilniaus televizijos bokšto aukščio jėgainė, kuri plasnos, nuo kurios ten žiemą kris nuo apšalusių menčių kris ledai ir aš neįsivaizduoju, ką jie darys, jie tas namus turės palikti, nes šalia jų gyventi neįmanoma. Mes čia būsime nuo 640 metrų nuo jėgainės ir aš žinau, kad pasikeis viskas labai. Pasikeis aplinka, labai pasikeis vaizdas, kurį aš matau per langą ar būdamas čia kieme, matau ežerą, o už to ežero ant kalnelio stovės ta jėgainė. Ir kas man taip pat labai nepatinka, gavau laišką, kuriame nurodyta, kad aš negalėsiu naudoti savo turtų, savo nuosavybę, reiškia savo žemės sklypų, taip kaip aš noriu, kaip mes planavome, nes kažkada ketiname su žmona mes čia atidaryti kaimo turizmo tokia kaip ir objektą, kad žmonės galėtų atvažiuoti, pameškeriuoti, labai žuvingas, gražus ežeras. Ir sąlyga yra tokia, kad mes negalėsime steigti jokio rekreacinio pobūdžio verslo ar įmonės. Tai aš nežinau, aš suprantu, kad vėjo energetika labai reikalinga Lietuvai. Aš esu įsitikinęs, bet ir esu įsitikinęs, kad tikrai yra daugiau vietų, atviresnių, platesnių, ten, kur gyvena mažiau žmonių, kurios mažiau palies šitų elektrinių atsiradimas, negu mūsų tas pakankamai tankiai apgyvendintas kraštas. Ir žiūrėkit, tegul pasivažinėti tie žmonės, kurie nebuvo, kurie čia ketina statyti, žinau, tai estų bendrovė, gal tegul pasivažinėja po Lietuvą, pamato, kokios yra didžiulės ilgos autostrados, kokie yra platus laukai šalia jų. Kodėlgi ne tenai? Kodėl čia, kur gyvena žmonės, kur auga kelios kartos vaikų, anūkų ir visą tai sudirbti dėl kažkokio tai, nežinau, jie daro pelną, tai natūralu, bet tai turėtų būti labiau atsižvelgiama į mūsų čia gyvenančių žmonių nuomonę.